Sako, kad geriausias būdas pažinti kraštą tai pajusti jo vėją. Šiandien mano maršrutas driekėsi per Kupiškį, bet pamirškite tiesiog asfaltą. Aš esu su motociklu ir leisiuosi į kelionę laiku. Jeigu esate čia kaip ir aš su motociklu ar be kokia kita transporto priemonė, yra vienas maršrutas, kurį pravažiuoti tiesiog privalome. Tai Kupiškio dvarų romantika. 5 stotelės, 5 skirtingos istorijos ir tiek pat priežasčių nulipti nuo savo plieninio žirgo. O dabar tai publika, važiuojam! Netoli Lėvens upės yra įsikūręs Palėvinės dvaras, kuris dvelkia tikra senovė. Šiuo metu jis yra aktyviai tvarkomas ir pritaikomas lankymui. Tai viena romantiškiausių vietų, kurioje dažnai vyksta kultūriniai renginiai, plenerai ir bendruomenės susibūrimai. Šitą dvarą labai mėgsta vestuvių fotografai, nes iš tiesų galima padaryti labai gražią fotosesiją. Greta teka Lėvens upė, sukuriama tokia romantinė atmosfera. Nu ką, o dabar žvyrkeliu, bus biški žvyrkelio, dar Palėvinė toks gražus miestelis. Pravažiuosim Palėvinę žvyrkeliu ir važiuosim link antrojo objekto, tai Noriūnų dvaras. Noriūnų dvaras. Antrasis tai Noriūnų dvaras. Šis dvaras stebina savo architektūrinėmis formomis. Rūmai yra T
raidės formos su manierizmo ir klasicizmo elementais. Noriūnų dvaras yra unikalus tuo, kad padarytas iš dolomito mūro ir čia yra vykę Kazio Binkio ir dvaro savininko sesers vestuvės. Jį valdė keli savininkai. Čia buvo veisiami žemaitukų veislės žirgai ir daugiau žinomas dvaras buvo kaip žirgų, čia toks kaip ir veislynas. Tai nežinau, gal pradėsiu nuo tolimesnio dvaro, šiandien nuvažiuosiu, tada link Adomynės dvaro, tada link Tašavos, Salamešio dvarų. Tai aš manau, šiandien gal ir turėčiau viską suspėti susisukti. Ir jeigu jūs kartais irgi turėtumėt motociklą, tai siūlau važiuoti ne tiesiai link Adomynės, bet važiuoti dabar pasukti link Rudylių. Pro Rudylius pro mišką, nes miške ten yra padarytas toks asfaltas su vingiais. Labai smagu ten važiuoti su motociklu, automobilių yra mažai ir kelio gale mes išlysim realiai Puponyse, toks mažas kaimukas, miestukas ir praktiškai išlysim prie bičių. Tai žodžiu, geriau pasukit į šalį ir pamatysit daug gražesnių Kupiškio rajono keliukų, kurie su motociklais suteiks jums didesnių emocijų negu paprastas kelias. Šūtinam link Rudylių, link Adomynės. Pasižiūrėsim sekantį dvarą. Nes ten, sako, ten yra irgi taip pat gražu. Šiek tiek Kupiškio rajone, važiuojant link Utenos pro Šepetą. Tai žodžiu, dabar važiuosim tokia linku pro Rudylius, link bičių. Link bičių sankryžos, kur sankryža vedant į bičius. Ir mes toliau nuvažiuosim link Adomynės. Na ką, važiuojam. Moon hangs like a busted eye. Watch me when I say goodbye to the sun. Oh, the river knows my sins when we're black water begins. Wash my hands, but the stains inside nowhere left for a sinner to hide. Aš nebetoli Adomynės, va dabar esu ant kelio, kur yra posūkis į Adomynę. Iki Kupiškio nuo čia yra 23 kilometrai. Kampo stovi štai toks gražus paminklas 100 metų Algimanto apygardos partizanų vadui Antanui Starkui Montei atminti, žodžiu. Tai čia Algimanto, atsiprašau, apygarda buvo partizanų ir šalia dar atminimo lenta apie jį, visa istorija, visas pasakojimas, archyvinės nuotraukos, žodžiu, tėvynės labai. Keliaujam link Adomynės dvaro.
Keliaujam link Adominės dvaro. O dabar publika, važiuojam. Pasitinka Adominė, gražus miestelis, bažnyčia pasitinka ir prie bažnyčios tas garsusis Adominės dvaras. Tiesa, dvaras skiriasi nuo kitų dvarų, jis yra medinis. Nu tai būtinai privažiuokim. Gražus Adominės dvaras, medinis. Parašyta, kokie renginiai vyksta, gražiai sutvarkytas. Adominės dvaras įsikūręs prie gražaus ežeriuko, išpuoselėta visa aplinka. Nu, gražus, super. Gražus tas Adominės dvaras. Trečiasis už mano nugaros tai garsusis Adominės dvaras. Tai vienas iš nedaugelio išlikusių romantiškojo klasicizmo medinės architektūros paminklų Lietuvoje. Čia galima išvysti autentiškas koklinės krosnis, freskas ir ornamentuoto parketo grindis. Dvaras garsėja edukacinė programa ir sertifikuotų kulinarinių paveldų Adominės pagrabinėmis bandelėmis. Esu jas ragavęs, iš tikrųjų skanios, tokios bandelės su varške ir užpiltos sviestiniu padažu. Jeigu norėsite edukacijos, ją reikėtų užsakyti iš anksto. Adominės dvaro liko dar 2 dvarai, tiesa jie yra kitame Kupiškio rajono gale, tai Salamiestė ir Antašavoje. Vėsoka šiandien oras, +10, esu su žieminė striukė, prisisluoksniavęs rūbų ir vis tiek važiuot šalta, vėjas persismelkia kiaurai. Tai laukia dar nemažas atstumas, tikiuosi nesušalsiu. Pakeliui gal stabtelsim kažkur kokio nors karšto gėrimo ir manau, šiandien įveiksim tą romantiškų dvarų maršrutą. A few moments later. Na, štai atvykau prie 4 dvaro, prie 4 Kupiškio maršruto romantiškieji dvarai. Tai Salamiesčio dvaras, tai puikus dar vienas klasicizmo pavyzdys, kuris išsiskiria visiškai paprastumu, proporcijomis. Jis ypatingas tuo, kad yra išlikę rūmai su 4 kolonų portiku. Ir netoliese yra stovintis vėjo malūnas, kuris papildo visą tą dvaro ansamblį. Kaip tik atvykęs iš karto pirmiausiai atkreipiau dėmesį į lentelę, kad šitas dvaras yra parduodamas. Tai va, jeigu norite būti dvarininkas, ponas, Salamiesčio dvaro savininkas, tai puikiai proga va įsigyti. Ir galbūt čia padarysit kažką gražaus. Na ką, važiuojam toliau prie
paskutinio Kupiškio rajono dvaro, tai Antašavos dvaro. There's a shovel in the back of my truck. Been there for it, testing my luck. Every crossroad a phantom stands with my own face and my own two hands on the ring. Na ir paskutinis už mano nugaros esantis Antašavos dvaras. Tai klasicizmo stiliaus rūmų ansamblis, kurį XIX amžiaus pradžioje suprojektavo garsusis architektas Mykolas Angelas Šulcas. Jis ypatingas tuo, kad ansambliui priklauso ne tik rūmai, bet ir įspūdingas lauko akmenų svirnas ir klebonija. Netoliese galima taip pat aplankyti unikalią patefono ekspoziciją. 5 stotelės, 5 skirtingos dvarų istorijos. Tai maršrutas, kuriame norisi nelėkti, o mėgautis kiekvienu kilometru. Jeigu ieškai krypties savaitgaliui, Kupiškio kraštas tave nustebins. Kraukis daiktus, sėsk ant motociklo ar į savo automobilį ir patirk tai pats, ką patyriau aš šiandien. Na, o aš judu toliau. Iki susitikimo kelyje. Jeigu patiko šitas video, paspausk like, paspausk subscribe ir susitiksime kitais kartais. Ate. Nu va ir grįžom po pasivažinėjimo. Nu ką, ačiū, gerai. Ežiai. Nu ką ir viskas šiandien. Fantastika.